Na, nežinau, jūs tokie išrankų šiandien čia labai išrankus, aš sakau. Labai šiandien esate išrankus. Ar aišku? Taip. Paskutinį, ką galiu pasiūlyti, reikia vedybų planuotojo. Aš direktorius, aš 20 kartų buvau piršlių. O 2 kartus vos nepakorė, direktorius, galima mums. Klausyk tu, pimpalagalvį. Tu, senas sabaka, žinai, kad vestuvių planuotojo darbas yra kupinas stresų ir negandų. Ir jeigu tu užsilenksi nuo infarkto, tai gerbiamas direktorius iš tave atsakys. Mane laiko nervai. Tu žinai, suski. Stok, kalbėdamas su vyru. Tu žinai, bežionė, kad vedybų planuotojai priklauso pirmoji naktis. Tu žinai, suski. Gedylė tu, kralikė. Mes jamam šitą darbą. Atnešim jums bankūkino, dėl šturminių saldainių. Na, nereikia, vyras, šiandien dėl dovanų dirbu. Aš iš pašaukimo čia dirbu. Jo, mes tą pastebėjom, jo. Einam Česlavėlį. Einam, baisi buvo. Baisi tokias muštinės. Koks psichas, o Jėzau. Bet kaip nervai nervuotas. Ha!